Labą dieną, mėly radio klausytojai. Jūs dar nežinote, kas šiandien sėdi prieš mane, bet netrukus sužinosite ir suprasite, kad kiekvienam iš jūsų tai yra be galo aktualu. Kodėl? Todėl, kad mes kalbėsime apie tai, ką turi kiekvienas praktiškai. Apie asmeninį prekės ženklą. O gal ne kiekvienas jį turime? To paklausime prieš mane sėdinčios ekspertės šioje srityje. Tai yra Dainora Remeza, kuri jau daugiau negu 15 metų dirba kaip strategė, verslo konsultantė, mentorė ir ji turi darbo patirties su tikrai visuomenėje labai gerai žinomais žmonėmis, kuriems ir padeda auginti jų asmeninį prekės ženklą. Laidą vedu aš, Neringa Čeponė, Lietuvos marketingo asociacijos valdybos narė ir Marketing Game strategijos sistemos kūrėja, kur kiekvienas gali susikurti savo marketingo strategiją. Ar kiekvienas gali susikurti savo gerą asmeninį prekės ženklą? Netrukus paklausime Dainoros. Tai Dainora, sveika, prisijungus. Gal gali tada pradėti nuo paprasto paaiškinimo, kurį suprastume visi. Tai kas yra tas asmeninis prekės ženklas ir ar tikrai mes kiekvienas jį turime? Turbūt ir to labai geras pasakymas ir žinomas Jeff Bezos, kad asmeninis prekės ženklas yra tai, ką žmonės kalba apie mus nesant kambaryje. Klausimas yra, ar tikrai mes visi jį turime. Tai man atrodo, kad asmeninis prekės ženklas, prekės ženklas kaip toks, jis privalo turėti misiją. Misija parduoti, kaip Coca-Cola, būdamas brandas, parduoda produktą, Coca-Cola gėrimą, taip asmeninis prekės ženklas turi irgi parduoti kažkokią, ar tu paslaugą teiki, galbūt paslaugą kažkokią parduoti, arba kažkokią idėją, apie ką tu esi ir kokią tu misiją turi. Tai ar kiekvienas esame prekės ženklas, aš nesutikčiau su to, bet ar kiekvienas galime būti prekės ženklu, tikrai taip, jeigu mes turime misiją. Ar gerai suprantu, kad jeigu aš kaip profesionalas teikiu kažkokią paslaugą arba parduodu produktus, tai aš ir tampu prekės ženklu. Ar galima sakyti, kad kiekvienos įmonės vadovas turi asmeninį prekės ženklą? Vienareikšmiškai jisai jau tampa, kaip įmonės vadovas, tampa jau kaip ir ambasadorius. Bet prekės ženklas gali būti ir eilinio darbuotojo. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus, mes jeigu kalbėtumėm apie platformą LinkedIn, ar ne, tai LinkedInas yra kaip tiesioginė rinkodaros priemonė. Ir tuo tarpu LinkedIne tu esi kaip brandas, o tavo marketingas yra tai tavo istorija, tavo produktas yra tavo istorija. Ir, pavyzdžiui, jeigu turi tavo misija kaip eilinio darbuotojo yra daryti kažkokį pokytį, karjeros pokytį arba, kažkokį kitokį pokytį, tuo metu tavo istorija tampa tavo produktu. Tai netgi tu, būdamas net ne vadovu, bet eiliniu darbuotoju, tu jau gali turėti savo produktą, kur ir tavo istorija. Tu užsiminei apie tą labai gerą pavyzdį, ne? Tai prekės ženklas yra tai, ką apie tave kalba, kai tavęs nėra kambaryje. Tai galima sakyti, kad tai yra tam tikra reputacija, sąsaja, tam tikrų atributų, kuriuos tu kaip prekės ženklas reprezentuoji. Ar teisingai suprantu? Jeigu mes veikiame inerciškai ir emociškai, dažnai mes sukuriame labai didelės galimybės interpretacijoms apie save. Tai žmonės, kurie nori strategiškai ateiti su savo prekės ženklu, rekomenduoju strategiškai ir žiūrėti ir tada, kad jie patys nusakytų, apie ką aš esu pirmiausia ir ką savyje noriu akcentuoti. Nes kai mes kalbam netgi apie tokį dalyką, kad sakom, būk autentiškas, būk savimi, tai ką tai reiškia iš esmės. Ir aš tikrai sakau, kad būti savimi privalom, bet mes esam visokie. Esam ir be nuotaikos, esam ir pikti, esam ir labai profesionalūs, labai ambicingi ir geri. Todėl asmeninis prekės ženklas, jeigu tu turi tokį interesą turėti stiprų asmeninį prekės ženklą, tu privalai išsigryninti, kas yra tos esminės savybės, su kuriuom nori plaukti ir su kuriuom nori, kad skirtingose kambariuose tave asocijuotų. Dainora, tu labai gerai užsiminiai tokią kaip klaidą arba spastus, į kuriuos žmonės patenka,
kai dar nesupranta, jog jie yra ir turi tą savo prekės ženklą, turi savo reputaciją, turi kažkokį profesinį įvaizdį. Tai gal galėtum tada ir pratęsti ir išplėtoti tą mintį, kokios didžiausios klaidos ir pavojai profesionalam, kurie viešai komunikuoja, bet strategiškai niekada dar neatsisėdo ir nepagalvojo. Tai kas aš esu, kokia mano misija, kokiom temom aš pasisakau ir ko aš tikrai nedarau. Pradinis viso ko pradžia yra atsakyti savo, kodėl tu tai darai. Nes man atrodo, kad ko mes stokojame gyvenimuose, tai turėti daugiau gyvenimo. Ir ko mes visi galvojam, kad būtų gerai, tai turėti mažiau ekranų. Manau, kad ir mano asmeninė toks principas yra, kad geriau mažinti ir turinio. Ir jeigu, mano visą laiką patarimas yra į turinį kurti kaip saviriškos priemonė, kaip ryšio priemonė, arba į verslę tai turi atsipirkti. Tai turinys tampa investicija, kuri turi atsipirkti. Ir kaip tai daryti, tai iš tikrųjų su kiekvieno turinio vienetu turi galvoti, kad jo galiojimo laikas būtų kuo ilgesnis. Kas yra trumpo galiojimo laiko turinys, tai dažniausiai tai yra kažkokie blitz emociniai pasisakymai. Tai dar kartais būna tokie ne visai teigiami, pavyzdžiui, tau tikrai garbės nelabai duodantis, pavyzdžiui, ką dažnai mėgsta jauni profesionalai, apkalbėti kitus kolegas, darbinės situacijos, kurios nėra skanios, bet jos renka tikrai didelį dėmesį, žmonėm yra smalsu ateiti patsakavo, dar kažką pridėti nuo savęs. Tačiau galiojimo laikas tokio turinio yra gana trumpas ir ilgąją perspektyvą jisai tau nepridės vertės. Labai teisingai pastebėjai, nes negatyvi komunikacija statistiškai mes matome, jinai daug plačiau eina kaip turinys, pasiekia daug daugiau žmonių per trumpą laiką ir tikrai išauga, išbujoja. Tai tą negatyvą žmonės vartoja ir tam tikra prasme, kai algoritmas šitaip mėgsta kažkokią aštresnį pasisakymą ar skandalą, tai tada gal mažiau patyrę ar strategiškai neapgalvoja savo prekės ženklo žmonės nori ir yra skatinami to algoritmo pasakoti, komunikuoti kažką aštresnio, negatyvaus. Tai gal gali pasakyti, kaip tai realiai gali pakenkti, be to, kad, kaip aš sakau, į ką koją įdedi, tuo ir išsitepia, ne? Kokį patarimą duoti, kad susivaldyti ir pagalvoti, ar tikrai ši informacija yra apie mane, kaip nesivaikyti algoritmų? Galbūt kai kurių tikslas ir yra žinomumas, ir nieko daugiau, tai viskas gerai, nes yra tokie dalykai kaip Vanity Metrics ir tau aktualu. Vanity Metrics tai yra tai, ką mes matome iškart paleidę įrašą, tai matome laikus, komentarus, matomumą. Ir that's it. Tai yra puiku, jeigu tavo tikslas yra tik tais žinomumas ir tu gerini šitą žinomumą ir galbūt tikėsi, kad kažkada tai konvertuosi į kažką. Bet man atrodo, kad tikslingiau, ir ypač jeigu mes kalbam apie asmeninį prekės ženklą, kur tu turi kažkokį interesą, kad konversija įvykstų greičiau, tai tada reikėtų strategiškai pagalvoti, kaip sakau, viso ko pradžia įsikelti tikslą, kas yra, dėl ko tu tai darai. Antroji vietoje reikėtų pagalvoti, kokią emociją tu nori nešti, nes visgi mes esam žmonės perkantis iš emocinės paskatos. Kita vertus, žmonės perka iš žmonių, žmonės perka ne iš kažkokių logotipų. Tai šitas yra esminis momentas. Sekantis žingsnis, svarbu priimti sprendimą, už ką tu esi ir prieš ką tu esi, ko tu tikrai nedarysi. Ir jeigu tu esi prisisakęs principinį sprendimą, kad aš būdamas apie tai, esu prieš tai, tarkim, aš esu prieš negatyvią komunikaciją, tau niekada ir nekils ranka taip daryti. Dainora, žinau, kad turi tokias asmeninio prekės ženklo dirbtuves, kur LinkedIn platforma yra labai svarbi dalis. Tai gal gali papasakoti, kodėl žmonės bendrai eina į tokius mokymus, kodėl jiem reikia pagalbos, nes LinkedInas atrodo yra kaip bet kuri socialinė medija. Tiesiog atsisėdi ir parašai. Yra toks dalykas, turbūt Neringa ir tau pažįstamas, be išimties turbūt, kad LinkedInas išsiskiria tuo, kad jisai kelia daugiausia streso žmonėms. Tai ir visų pirma, LinkedInas pasiekiamas iš tikrųjų yra plačiai visų
Ir kitas momentas yra, kad yra toks pasakymas, kad LinkedInas yra kaip nesibaigianti B2B konferencija. Ir viešas kalbėjimas yra antroji žmonių baimė po mirties. LinkedInas yra tarsi žingsnelis, ėjimas ant scenos ir sakai, šį kartą aš noriu šį tą pasakyti. Tai natūralu, kad ta baimė, tai yra viešo kalbėjimo elementas ir ta baimė yra labai reali. Ir yra labai įdomu, kai tikrai žinomi ir daug pasiekę žmonės jaučia tą stresą ateiti į LinkedIną, paleisti 1, 2, 3 įrašus. Tai taip ir gimė mano šitos dirbtuvės, kad jos iš tikrųjų, jų pagrindas yra suteikti žmonėms sistemą, nes kai mes turime kažkokį sistemą ir aiškumą, tada ir atsiranda drąsa ir tada turime aiškių tą paveikslą, kur mes einame ir viskas tampa kur kas sklandžiau. Emociškai tai tikrai ypač pačioj pradžioj. Tu labai teisingai pasakė, aš esu atviravusi, kad nors socialiniai medijai tikrai esu labai aktyvi, LinkedInas yra ta platforma, kur man vis dar labai baisu komunikuoti. Nors čia kažkurį mėnesį buvau tapusi numeris 2 Lietuvoje LinkedIno komunikacijoje moteris, kuri komunikuoja marketingo klausimais, bet tai nereiškia, kad aš nebijau. Tai reiškia, kad man labai reikia daug pastangų įveikti baimę, nes o kas ką pasakys, o jeigu čia yra neaktualu, o kaip aš dabar atrodysiu, o jeigu kažkas aišku, kad paprieštaraus, o kaip tas, ar anas, ar trečias pagalvos, atrodo, kad visi tiesiog sėdi ir dabar tave teis. Tai iš to būdavo, kad gimsta, nekreipsiu dėmesio, tiesiog rašysiu, ką noriu, arba strategiškai susidėlioji ir tada komunikuoji vienaip ar kitaip. LinkedInas reikalauja be galo daug energijos. Tai gal gali, tu jau papasakoji, ne, aš jau išgirdau, kodėl mes taip bijom komunikuoti LinkedIne, kad gali tuos kelis patarimus, nuo ko pradėti, kiekvienam, kuris nori kurti tą prekės ženklą profesiniam tinkle, kokius 3 pirmus žingsnius galim pasidaryti? Manau, pirmiausia, tai yra svarbu suprasti, kad ko tu nori, kokio to pokyčio nori. Ar žmonės nori galbūt keisti darbą, žmonės nori galbūt iš tikrųjų žinomumo, kartais nori žmonės ne tiek žinomumo į viešumą, bet tiesiog networkingo ryšio su kitais žmonėm. Tai labai svarbu atsakyti klausimą, ko iš tikrųjų tu nori. Ir kitas momentas, tai atsiminti, kad LinkedInas irgi yra socialinis tinklas. Tai labai gerai, jeigu vienas iš tų atsakymų yra, kad aš noriu ryšio. Aš noriu ne tik, tarkim, jaunas specialistas, galbūt nori klientų, bet tai turėtų būti koja kojan kartu, aš noriu kartu ryšio. Tada šiek tiek atpalaiduoja. Ir kitas momentas, jeigu svarsto žmonės ateiti į LinkedIną drąsiau, aš ką kviečiu padaryti, tai pirmiausia pasižiūrėti nuodugniai savo esamą tą srautą ir pasižiūrėti, o kas tau pačiam patinka LinkedIne. Ir tada tu atkreipsi dėmesį, kad tau pačiam patinka LinkedIne istorijos, kurios yra gyvos, kurios yra natūralios ir kurios yra autentiškos. Netgi jeigu tai yra kažkokia buitinė detalė arba šiaip kažkokia santrauka iš kažkokios skaitytos knygos. Ir tada šiek tiek nukris įtampa, nes tu suprasi, kad tau labiausia šitam kanale patinka irgi žmogiškos istorijos. Ir tada šiek tiek atlaisvėja įtampa ir tada galima pradėti kurti, kokia bus tavo istorija. Tik svarbu turėti tą strateginį požiūrį. Viena dažniausiai daroma klaidų, kai ateina irgi jau nusiraminę ir sako, aš būsiu autentiškas savimi LinkedIne, dažnai daroma klaida yra, kad pasakoma vien tik apie save. Apie save pasakoti yra gerai ir žmonėm pirmiausia rūpi tu, jiems mažiau galbūt rūpi tai, ką tu darai, bet ilgai tu įdomus nebūsi. Ir reikia pasakoti iš tikrųjų apie tai, kuo tu gali atsakyti klausimą savo turiniu, tam priešais ekraną sėdinčiam žmogui, kas man iš to. Paimkime dabar mane kaip pavyzdį, kad labai praktiškai pasižiūrėtumėm į tą LinkedIną. Tai aš buvau atsakiusi savo į klausimą, kadangi mano profesinis pasirinkimas buvo laisvai samdoma marketingo vadovė. Tai pradžioje reikėjo edukacijos, ką tas vadovas daro, ar galima laisvai samdyti vadovą. Tada reikėjo, kaip aš sakau, ne tiek svarbu, kiek tu žmonių pažįsti, labai svarbu, kiek apie tave žmonės žino.
Nes tu gali pažinoti, nežinau, 1000 žmonių, bet tave apie tai, ką tu darai, gali žinoti 10 000. Ir iš ten ateina klientai. Ten klientai potencialų žiūri reputaciją, žiūri su kokiais žmonėm tu bendrauji ir panašiai. Tačiau, žinodama savo tikslą, prasmę, kodėl aš ten einu ir norą būti autentišku, atsisėdu prie to įrašo ir aš turiu, iš tikrųjų prisipažinsiu, turiu sąrašą nepaskelbtų LinkedIn įrašų, kurie puikiausiai tikrai galėtų sulaukti pasiekiamumo, bet su tais klausimais, ką aš noriu pasakyti šituo įrašu, ar tai prideda prie mano asmeninio prekės ženklo, kur link, kokia vertė, kam tai aktualu, aš tiek daug pradedu savęs klausinėti ir tiesiog pavargstu atsakinėti, nebėra teisingo atsakymo ir tiesiog padedu į tą neišleistų įrašų stalčiuką. Kodėl taip yra? Kokių klausimų neuždavinėti savo? Gal tiesiog mes turėtumėm truputėlį susidėlioję strategiją, laisviau žiūrėti į tą komunikaciją ir neskaičiuoti paskui kiekvieno paspaudimo, oi, niekas dar nepaspaudė, patinka per 1 minutę. Tai Neringa, tikrai manau, kad reikėtų labiau atsipalaiduoti mums visiems. Kaip aš siūlau daryti, aš žinau, kad ateinus į LinkedIną, pirmiausia norisi ateiti kaip ekspertų ir pasakyti, kad aš esu apie tai ir mums patiems tai yra lengviausia, bet tai yra ir savotiška kaukė. Tai žmonės pasižiūri, galvoja, gerai, čia dar vienas ekspertas. Todėl yra visgi efektyviau, jeigu tu ateisi kaip žmogus, mano atveju kaip Dainora, ir pasakysi savo istoriją. Ir aš sakysiu, aš buvau čia, dabar esu čia, mano tikslas eiti čia. Ir mano labai stiprus patarimas, kuris duoda to pasitikėjimo ir ramybės, drąsos šiek tiek, tai yra negalvoti vieno įrašo principų. Mano idėja yra visą laiką siūlymas, kad galvokime, pirmiausia, tikslas turėtų būti maždaug 3 mėnesių tikslas, arba jeigu mes turime, pavyzdžiui, produktą, kurį norime parduoti, tai galvokime to produkto rėmuose, tarkim, mano idėja yra, kad aš noriu rezultato po 2 mėnesių, tai to rezultato rėmuose ir galvoti. Apie ilgalaikį rezultatą. Taip. Ir tada sudėlioti savo įrašų logiką taip, kad vieną dieną aš ateisiu kaip Neringa, kitą dieną ateisiu kaip Neringa ekspertė, trečią dieną ateisiu Neringa kaip lyderė, ketvirtą dieną, ne dieną, bet ketvirtą kartą ateisiu jau kaip Neringa kažkokia iš šalies komentatorė. Tokia reali situacija. Mano asmeninis prekės ženklas yra ir TikTok'e, ir Instagram'e, ir Facebook'e, kur mažiausiai komunikuoju iš tikrųjų, ir LinkedIn'e. Ar kiekvienam kanalui turėti strategiją yra tiesiog didelis darbas. Tai kaip tu rekomenduoji, kokį kanalą pasirinkti asmeninio prekės ženklo vystymui ir ar mes turime būti visuose? Nieko mes neprivalom, bet jeigu mes norim, tikrai galim ir iš tikrųjų socialiniai tinklai, Instagramas ir visi kiti, jie labai daug duoda kūrybiškumo lavinimui. Tai aš tikrai labai skatinu, kad žengiam mažai žingsnelis tiek, kiek mums patogu, per jėgą daryti nieko. Ir kaip tu klausai, ar verta daryti strategiją skirtingiam kanalams, tai aš sakyčiau, svarbu turėti vieną strategiją, tai yra apie save ir tada atitinkamai alokuoti turinio kiekius į kiekvieną kanalą. Jeigu, pavyzdžiui, aš rekomenduočiau LinkedIn'e turėti 30% apie save ir 60% apie tai, ką aš siūlau, ką aš darau ir ką aš galiu jums parduoti ir 10% eksperimento, tai tuo tarpu Instagram'e siūlau turėti 70% apie save ir tada 30% apie tai, ką tu siūlai pirkti, parduoti arba šiaip savo misiją komunikuoti. Tai Dainora, kiek svarbu tada suprantant socialinį tinklą, jo algoritmą, formatą, kurti būtent jam tą turinį, kaip pavyzdys, imkime video formatą. Tai kiek bandom skelbti video LinkedIn'e, nesuvalgo šitą platformą taip gerai video turinio, kaip pavyzdžiui TikTok arba Instagramas. O TikTok'e idėja vieną, tekstinį įrašą mes iš vis turbūt nesulauksime dėmesio. Tai
ar mes turėdami savo kaip prekės ženklo strategiją, bet suprasti formatą, algoritmą ir labai prisitaikyti prie tinklo, ar tie 10% eksperimentų galim pasileisti plaukus ir tikrai testuoti, nes o gal kažkas suveiks, gal atrasim kažką naujo. Manau, kad jeigu yra noro, nes labai matosi iš tikrųjų, kai žmonės daro turinį, kurį labai stengiasi darytis. Tai čia yra vienas tokių, man širdžiai labai skaudus dalykas, kai matau, kad žmonės labai stengiasi. Ir ypač, jeigu tu nori parduoti save kaip profesionalą, atsargiai su labai daug turinio, nes labai daug turinio rodo, kad tu labai daug laiko turite jam kurti, o tau pačiam turbūt rezultato norisi greičiau šiek tiek. Tai aš siūlau duoti savo limitą laiko, kiek tu gali sau leisti testuoti ir tada sugrįžti pasižiūrėti. Pavyzdžiui, mano asmeninis pavyzdys yra toks, kad aš pusę metų testavau Instagramą, LinkedIną taip pačiai ir aš paskui, kaip grįžau atgal pasižiūrėjau analizę, aš supratau, kad iš Instagramo ateina labai mažų pinigų užsakymai. Bet Instagramas yra svarbu, nes klientai, kurie ateina su didesniais pinigais, jie nori mane pažinti mano kasdienime gyvenime. Taigi tas kanalas funkcionuoja grinai pažinti mano kasdienio gyvenime, behind the scenes dalį. Bet kaip profesionalė, tai LinkedIn'e su 70%. Labai gerą dalyką pasakėjai, aš už jo užsikabinsiu. Noras kurti turinį arba vertimas savęs kurti turinį. Nes skirtingai nuo įprasto prekės ženklo, kurį kūrė korporacijų komanda, už to stovi komanda žmonių, kurie turi savo funkcijas ir komunikuoja prekės ženklo vardu, tai asmeninio prekės ženklo situacijoje. Ir čia būna kartais komandos, kurios kuria turinį, bet va tas noras būti autentišku, va pakalbėkime apie tuos du dalykus. Autentiškumą, norą ir dar impulsą. Va, kai labai noriu. Ant flow būseną, kurioje aš labai mėgstu daryti dalykus, tada greitai gali sukurti tam tikrą poveikį. Tai kiek tai yra svarbu klausyti ne tik savo strategijos, bet ir savo širdies ir noro? Manau, kad strategija turi būti paremta savo širdim ir savo noru. Ir aš labai stipriai atstovauju tą, kad veikiame strategiškai, nes tiesiog mes rezultatą pasieksim greičiau. Bet ta strategija, ją sudaro, kaip aš siūlau sudėlioti kiekvienam asmeniškai, tai pirmiausia, išsigryninti, apie ką tu esi. Tai dirbtuvėse mes darom tokį 3 minučių brainstormą. Susirašykime ant popieriaus lapą, tiesiog paprastus raktažodžius, apie ką tu esi. Ten arbata, kava, pasivaikščiojimai ir visa kita. Tai jau yra labai didelė tavo asmeninio brendo dalis. Tada siūlau idėją, kad pabandykime pažiūrėti komunikacijoje, jeigu mes turime galimybę nuotrauką dėti iš to elemento, kur tu save ir būtent esi, apie ką tu esi. Ne fotosesijas, ne kažkokios tai susteidžintos akimirkos, bet iš tikrųjų, jeigu tu mėgsti labai kavą, tai turėk nuotrauką su kava ir tada tau čia būsi tu. Kitas momentas yra, pirmiausia yra apie ką tu esi, tada yra ką tu darai. Tai būtent tas tavo kasdieninis gyvenimas. Pavyzdžiui, aš nuolat einu į nekomforto zoną ir aš galiu jau apie tai rašyti. Trečias momentas yra vertybės. Kas tau yra svarbu ir kam tu visą laiką sakai taip ir kam tu sakai ne. Ir karts nuo karto vėlgi ateiti į eterį su tam tikrom žinutėm, kur tu pasakai, aš esu apie tai arba aš esu ne apie tai. Ir 5 momentas yra, kur link tu eini. Irgi, karts nuo karto paminėti šitus momentus, jie žmonės taip pat įkvepia. Čia jau papasakojai paskutinę dalį, šefo patarimą, bet ir ten, manau, bus patarimų. Aš dar tuomet pridėsiu, paprastai, kai irgi dirbam kartu su profesionalais, įmonių vadovais, ir labai daug žmonių iš tiesų turi sunkumą pristatyti save trumpai. Tai kurioje vietoje tas kelių minučių prisistatymas, ar jau kai atsakom į tuos klausimus, kuriuos tu čia labai gerus suvardinai ir man iš karto kilo komunikacijos idėjų, ar pačioje pradžioje mes turime išmokti save pristatyti ir nebijoti skirtingoje auditorijoje ar skirtingose klubuose kaskart pakartoti tą pačią savo prisistatymo žinutę. Manau, kad ta prisistatymo žinutė labai evoliucionuoja, ar ne? Nes pradžioj tu ateini su ambicija ir tu sugalvoji, kad, aš esu apie tai ir dirbu su tuo. Ir tada gyvenime
tu atliepi poreikius ir žiūri, kad aš jau dirbu su kitais. Ir labai svarbu ją peržiūrėti. Ir aišku, svarbu nuo konteksto ją žiūrėti. Ir ta žinutė, vienas sakinys, jis turi būti tikrai išmąstytas. Tai pirmiausia, pereikim prie to, kas mes esam, kur link einam ir tada turėkim tą vieną žinutę. Dabar klausytojai klauso, supranta, tie, kurie dirba, kuria savo profesinį prekės ženklą. Mūsų kompanijoje mes jau turime reputaciją, jau žino, kas mes tokie esam. Mes jau irgi pagal Dainoros patarimus galim susidėti, kas esam, kokie tikslai, kur einam, ką darom. Tai tada Dainora, suprantam, kad norim kažkokių klientų, gal daugiau norim keisti profesiją, norim galbūt daryti teigiamą poveikį toje srityje, kurią labai esame išmokę gerai ir galim dalinti žiniomis su auditorija. Tai gal galėtum tada pasidalinti tais patarimais? Nuo ko pradėti? Pasimti plunksną, popierių ir užrašyti mintis, ar užsisakyti pas tave prekės ženklo dirbtuves? Ką daryti, jeigu žinau, kodėl noriu kurti turinį, bet nežinau, nuo ko pradėti? Faktas, kad visada gali pas mane ateiti, kreipkitės. Šiaip dažniausia klaida, kuri nutinka, tai kai pradeda kurti turinį nuo žinutės, ir tada perina prie huko, kas yra tas pirmas sakinys. Kabliukas. Taip, galvoju, čia būtinai reikia to pirmo sakinio. Ir baigia to, kad suranda kažkokią nuotrauką. Ir tada publikuoja. Kaip visgi reikėtų daryti? Taip, pradėti nuo žinutės. Mes turime idėją, ką mes norim pasakyti. Tada iš copywritingo pusės tikrai rekomenduoju atsisėsti ir bandyti išsakyti viską taip, kaip kalbat, kaip sakytumėt savo artimam kolegui arba draugui. Sekantis žingsnis, ką galime minusuoti iš to teksto, minusuokim ir galiausiai įsitikinkime, kad turime tik vieną žinutę, nebandykime su vienu įrašu ateiti su keliom žinutėm. Įsitikinkim, kad turime tik vieną žinutę ir įsitikinkime, kad jūs pats palaikintumėt tokį įrašą, o ne jūsų įrašas šiek tiek primena tuos įrašus, kur jūs patį erzina. Aš asmeniškai esu susidūrusi su to, kad parašau, paskui galvoju, o Dieve, parašiau kaip man. Ir tada svarbus momentas, kai turime jau tą žinutę, tada grįžti šiek tiek atgal ir paklausti, kam skirta šita žinutė yra. Ir turėti labai aišku profilį. Ar tai yra skirta žinutė kolegoms, ar tai yra skirta žinutė jaunesniem kolegoms, kur tu nori savo lyderystę parodyti, arba potencialiam tavo darbdaviam, ar dar kažkam. Ir kitas momentas, dar šiek tiek atgal sugrįžti ir pasakyti, o tai koks tavo tikslas su šita žinutė? Ar tu nori žinomumo, praplėsti savo tą netvarko ratą, ar tu nori palankumo iš kolegų, iš tiesiog ryšio tokio, ar tu nori konkretaus kažkokio veiksmo. Galbūt šitą žinutę tu nori sustiprinti savo kaip lyderio poziciją kažkur ir galbūt gauti kažkokią užklausą. Ir tik tada, kai mes turime žinutę, kai mes turim tikslą ir kai mes turime aiškią auditoriją, kam jinai skirta, tada perkim prie tono, tada perkim prie huko ir tada ant pačio galo tik galvokime apie nuotrauką. Ir tarp kitko, nuotrauka nėra pats svarbiausias dalykas, nes kartais žmonės tikrai užstringa ieškodami nuotraukos, nes puikiai gali suveikti jūsų įrašas ir be nuotraukos. Dabar aš klausau tavęs ir truputėlį pasiginčysiu. Girdisi kaip labai didelis darbas. Turi ir tą atsakyti, ir kam tai skirta, ir koks tonas. Toks tikras marketingo komandos komunikacijos skyriaus projektas. Iš dalies galbūt ir šitie klausimai mane vesdavo į tokią beveik panikos ataką, nes buvo keli metai atgal, kai gal mano LinkedIn 11 000 sekėjų ir nepatikės, bet buvo laikas, kai aš paskelbdavau tą įrašą, išsijungdavau internetą, skrydžio režimą įsijungdavau, visus notificationus nutiltydavau ir eidavau giliai kvėpuoti ir dirbti su savo panika, nes nerasdavau į daugybę klausimų atsakymus, bet buvau susidėjusi tą strategiją, kad aš privalau po vieną įrašą LinkedIn skelbti. Tai gal galim tada pakalbėti apie ne tik tai tikslą ir atsakymus, bet kriterijus. Kaip mums suprasti,
kad viskas čia yra okei. Ką iš tikrųjų skaičiuoti, į ką verta kreipti dėmesį, į ką neverta, kokiais ne emociniais duomenimis, bet skaitiniais, apčiuopiamais, logiškais duomenimis remtis, kad galėtume judėti pirmin ir tiek daug nekvestionuoti savo veiksmų. Noriu šiek tiek sugrįžti ir paklausti tavęs, ar kai tu paleidi įrašą, ar tu gyveni įrašo lygmenį, ar tu žinai jau koks bus sekantis tavo įrašas. Ir tada žinai prasme, kad šį įrašą paleidžiu grinai apie save, nes aš noriu šiek tiek sukelti žinomumą, nes sekantis įrašas bus, kur aš kalbėsiu apie savo kažkokią lyderystės pusę, nes aš tiesiog norėsiu tenais pasakyti savo ekspertiškumą, nes mano galutinis tikslas po to bus potencialios konversijos kažkokios. Niekada neturėjau tokio ilgalaikio plano, nes mano įrašai buvo apie tai, ką aš dabar darau. Ir vat iš to, ką dabar atradau, jeigu konferencijoje sudalyvavau, iš to kažkokią žinutę gavau ir taip toliau. Tai vieno įrašo lygmenyje. Taip. Tai aš noriu pakviesti pagalvoti, kad iš tikrųjų dažnai įrašo lygmenyje veikimas sudaro daugiausia streso. Nes kai mes galvojame keli žingsnius į priekį ir mes žinome, kad šiandien parašau apie save, nes tam, kad sukelti algoritmų šiek tiek tą pliūpsnį, nes sekanti žinutė bus, kur aš pasakosiu apie tai, ką aš darau, tai sukels jau tikslinės auditorijos pliūpsnį, nes trečioji žinutė bus apie tai, kur aš pakviesiu į kažkokią tai, man aktualų momentą, tai tada atima tos įtampos. Tai aš kviečiu galvoti ne įrašo lygmenyje, bet šiek tiek plačiau. Tai bet strategija tai yra tai, ką mes siekiame šiek tiek toliau ir tada taktikos yra, su kokiais principais ateinam į tą. Man tikrai reikės atsinaujinti savo asmeninio prekės ženklo strategiją. Tai dar tada pakalbant apie tuos objektyvius parametrus, kaip mes turime matuoti? Taip, šitas klausimas yra labai dažnai užklausimas ir žmonėm tikrai labai aktualu yra laikai, kiekvienam iš mūsų. Patiktukai, atsiprašau. Nes mes tos patiktukus gauname iš karto, mes juos priimam kaip komplimentus, tai tas tikrai labai, ypač kai dedi įrašą darbo, tai yra gerai. Tik atminkime vieną dalyką, kad Gen Z auditorija gerokai dosniau duoda tos patiktukus, negu kad brandi auditorija, kuriai iš tikrųjų jums yra svarbi jų nuomonė. Tai labai dažnai kviečiu įsivertinti ne patiktukų skaičių, bet pasižiūrėti, kas iš tikrųjų juos suteikia. Nes ta auditorija, kuri jos duoda aukštesnę segmentą, vadovą ir visą kitą, jie yra gerokai vertingesni, nes tada ir jūsų matomumą paskleidžia šiek tiek kitam lygmenyje. Tai svarbu yra reaguoti į reakcijas, bet kitas dar momentas yra svarbus yra reaguoti į matomumą, tai yra ryčio pasiekiamumą jūsų. Ir būna, kad klausia manęs, tai koks tas pasiekiamumas yra geras skaičius, tai aš visą laiką sakau, kad jeigu jisai siekia jūsų kontaktų skaičių, jau yra gerai. Jeigu jisai didesnis negu jūsų kontaktų skaičius, tai yra puiku. Norėčiau pabaigti su viena tokia mintimi. Jeigu jūs profesinėme tinkle jau esate, komunikuojate, aplinkui profesionalų networkinge, kaip čia pasakyti, bendruomenėje komunikuojate, jūs jau turite savo asmeninį prekės ženklą, tačiau galbūt nedirbate su juo, siekdami didesnės vertės, kad tas prekės ženklas, pavardė, vardas grįžtų ir tarnautų jums pačiams. Tai Dainora dar trumpas tada vieno tokio sakinio šefo patarimas mūsų klausytojam, kurie turi asmeninį prekės ženklą, bet iki šiol nežinojo, kad jį turi. Turėkim prasmę, žinutę ir iš tikrųjų mes visi norime geresnio turinio, mes visi norime autentiško turinio ir žiūrėkime, palaikykime tuos, kurių turinys jums patinka ir patys kurkime tai, kas mums patiems patinka. Netgi jeigu tai galbūt nėra tai, kad aš labai didelis ekspertas, mažiausiai apie tai galvokim. Jeigu jūs kažkas įkvepia, žmonės įkvepia kitų istorijos ir nuotykiai ir tai tiesiog lengvumo šiek tiek. Ačiū labai, įkvėpkime vieni kitus lengvai. Ačiū, Dainora.